Ankstų sekmadienio rytą Gamtininkų gatvėje gyvenanti Lukošiūnų šeima užuot gulėjusi lovoje būriuojasi lauke. Būtent ši šeima miestui šiemet dovanoja Kalėdų eglę. Anūkai stebi, sūnus su Marčia atvažiavo palydėti eglę į aikštę. Rytas ankstyvas ir bendrovės GES projektai komandai. Eglė yra didelių gabaritų. Tai važiuosi miesto gatvėm, tai šiandien yra, sakant, mažesnis eismas mieste. Tai užtikrinant miestiečių ramybę ir saugumą, tai pasirinkom būtent tokią ankstyvą rytą, kol dar visi, sakykime, ilsis namuose. Prieš 31 metus eglę pasodinęs Olegas Lukošiūnas jau planuoja, kaip reiks užpildyti kieme atsiradusią tuštumą. Pavasarį galvosim tikrai kažką, tai per daug šviesų bus. Iki pavasario šviesos netrūks, mat vaizdas kieme štai toks. Sunkiasvorė technika, 6 vyrų komanda ir preciziškas darbas tam, kad Žaliaskarė Laisvės aikštė pasiektų tokia pat graži, kokia yra dabar. Gerai. Ją saugiai paguldyti ant ralo, kadangi reikia išsaugoti šakas, eglė plačios lajas, tai stengtis neplaužyti šakų, tai čia didžiausi iššūkiai tikrai. Po sėkmingos kelionės tikslas pasiektas. Tačiau darbai dar tik prasideda. Esam paruošę stovą specialų ir suvežti svoriai, kaip sakyti, ir manau viskas bus sėkmingai. Nors dar nepapuošta, bet panevėžiečių pagyromis jau apdalinta. Gyva, gerai, kad gyva. Geriau gyva negu dirbtinė. Užteks tų plasmasių. Labai džiaugiamės, kad gyva. Viskas turi būti gyva. Labai gražus įspūdis, dar vis pasitiko, o paskui pamatysim. Super. Labai gražu, labai laukiam. Gaila, kad gyvos gal kertam, bet norisi gyvos visiems. Žiauriai kietai, visada galvodavau, kad reikia tikros eglės. Puiku. O dėl ko? Tai yra natūralu. Plasmasė ir taip mūsų gyvenime labai daug vietos užima, neigiamą prasme.